Na kągi, sveiki visi. Šiandieną mes filmuojame policijas. Kaip lavonų išneš iš čia, jeigu išneš. Prie šito namo buvo rastas nužudytas žmogus, moteriškė liktų. Ar boba kažkokia? Jo, ar boba. Kita tai. Varysim, mes aptikrinom, matėm tokį Mėlyną uždangalą. Jo, matėm. Po to uždangalų. Bet jeigu pro šitą vietą, tai praeiti draudžiama. Jo, nes mums neleidžia. Jo, ir sako farai, kad ten nėra tipo jokio žmogaus guli čia, bet kažko neleidžia. 3 ekipažai. Sekmadienis 2017. 05.14. Dabar yra po vakaro po 4:37 minutės. Taip. Ir įkelsime tikriausiai šitą video į YouTube. Tikimės. Taip, tikimės kelsim. Jo, Filmuojame. čia neseniai irgi buvo nelaimė, apvogė moterį. Jo, ir dabar neseniai prieš kelias minutės. Ir turbūt čia narkomanai kažką čia užmušė ir... Nes narkomanas ir pavogė tą piniginę su telefonu, Jo, kur ir- apvogė moteriškė. Jo, ir daug čia apskritai narkomanų labai daug. Viena policija išvažiuoja, kaip matote. Praeitą kartą irgi mes su tėčiu varėm, matėm, jie švirkštus nušveitė, popieriukai irgi su krūvais nušveisti. Ir matėm taip, kad narkomanų darbą. Viena policija išvažiuoja, kiek supratome. Vienas ekipažas jau pajudėjo iš vietos. Tai turėtų atvažiuoti tą greitoji, nes... Jo, nes buvo jau greitoji išvažiavo. Jo, ir jinai nieko ten į vidų savo neįsidėjo. Čia kažką papjovė, ką kad Nužudė žmogų. Kiek girdėjom. Po mėlynu uždangalo. Eikit, pažiūrėkit. Aldona ten visos yra. Sorry, čia biškė. Jo. Liko tik 2 ekipažai. Čia nekreipkite dėmesio, mašina važiuoja kažkokia Toyota Laguralis. Ne. Gal Toyota RAV4. Jo, ir kaip matot, čia Aleksotas Kaunas. Gal pažįstate šitą vietą? Jo. Tai taškas yra gerai, Minkovsko gatvė. Taip. 26. Tas namas, prie kurio mes filmuojame. Taip. Ir Deividas. Sveiki visi. Ir jo, gal eisime iš kitos pusės pažiūrėti, bet tiksliai nežinom. Tai mes keliaujame pabandyti pažiūrėti iš kitos pusės. Keliaujame, Jo. apeisime aplinkui. Tikiuosi mūsų nepastebės. Jeigu mus pastebės, tai gali baigtis blogai. Kas čia gali baigtis blogai, bet... Vakaro čia mes einam link sugriuvusio namo. Svarom prie sugriuvusio namo. O ten mentas yra. Ką? Ten mentas yra. Jis tą šūdą jau nuėmė. Ten mentas yra kažkoks. Prie to mėlyno uždangalo. Atsiprašome, kad mėlynas uždangalas nesimato. Mes pabandom dabar apeiti aplinkui iš vis. Pro vietą tokią. Apeisime aplinkui. Pala, aš nubėgsiu greit iki kaimynės. Ir kas čia buvo? narkomanė, narkotikai. Ai, narkotikai? Tai nenužudytas. Moteriškė. Narkomanė? Moteriškė ar boba. Girdėti visi. Mes buvome neteisingai informuoti, čia nieks nebuvo nužudytas, čia buvo narkomanai. 30% ir buvo, kad čia narkomanai. Aš galiu pasakyti, aš pagažinau. Tai gerai, ateikit pasakysiu. Tai, vat.
30% tikimybės buvo, kad čia bus nenužudyta, o narkomanai. Tai kągi. Tai vat, išvažiuoja dar vienas ekipažas. Arba tiesiog čia arčiau sustoja. Jo, taip ir buvo, arčiau sustojo. Pareigūnas ekspertas. A jūs Rolando uošvienė? Jūs Rolando uošvienė? Buvo. Kur jūs kaime dabar? Važiuojate į kaimą ar čia? Sorry, kad biškį nekalbam. O ko jums čia? Ką paliko? Nieko. Tai davai čia iškipistė. Žodžiu, nedraugiški kaimynai. Kokie čia kaimynai? Konteinerių karaliai. Po kontikus vaikšto. Ir karočią. Matote, Harisą. 26 namas. Šito namo čia viskas ir vyksta. Jums turbūt reikia paimti kokį šautuvą nuvaryti iš čia. Taigi čia ne vaikams nedera. Nu ko jums ten negyvą bobą pamatyti, nematėt gyvenime? Ne, va būtent, kad ne. Jau vėl tu čia marširuojas. What the fuck? Ir vėl tu čia treniruojas. Jau nebuvau kokį laiką, ramybė buvo. Babutės laiksto visokios čia. Tikriausiai pareigūnas eina fotografuoti lavoną. Visi klaikiai atrodo. Sorry, tikriausiai neprileis mūsų artyn. Jeigu prileis, bus labai liuks. Tai va. Filmuojame. Tai vat, esame tarp dviejų namų. Norit pamatyti namas jau būna. Norit? Norit? O gyva. Čia nesąmonė, karočią. Sudegė seniai mamos. Daiktų belenkiek, narkomanų belenkiek čia lenda. Kaip girdėt, čia irgi narkomanai buvo. Prie šito namo jau ne pirmą kartą. Sorry, kad taip išdidinau vaizdą. Ne taip gerai. Namas labai senas. Kelių šimtų. Ne, juokauju. Keliasdešimties metų senumo. Žiauru. Aš lavoną esu matęs, kadangi tik vieną kartą, čia antras, jeigu pamatysiu aš jį. Ne, juokauju, aš daug kartų esu matęs. Aš kalbu vieną kartą per laidotuvės tik tai. Per šermenis. Taip, tai gatvė tai belenkiek. Atvejų pilno buvę.
Tikriausiai atvažiuos lavoninės mašinų. Išveš čia viską. Jei patiko, laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Patiks jam laidotuvės, karočiui. Aišku, kriminalas. Nu gal įdomu. Čia ne jokia apgavystė. Mus veiščia. Tikriausiai negalima. Mes taip ir galvojam. Liko vėl 2 ekipažai. Vienas čia, kitas ten. Tai nežinau. Atvažiuos greitoji arba lavoninės mašina jau. Aš jums pažadu, pamatysit tikriausiai. Ne visai pažadu. 50% pažadu. Pamatysite lavoną. 2 eurai. 2 eurai 20 centų. Gerai. Buvo tas vos telefonas neiškrito. Gerai, pasakėt ir taškas. Dar reikės patikslinti. Gerai, šitą video baigėme filmuoti, nes gali vietos neužtekti. Labai atsiprašom. Greitai padarysim antrą video. Viso gero. Laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Taip pat subscribinkit mano draugą Gytis Sapiežinską. Dabar kol kas baigiau YouTube, bet video palieku Dzeusi vadinės. Bet nieko greitai persivadinsiu, tai jo. Iki. Jo kanalą paliksime Aprašyme, ir nu ką. descriptione. Gerai, tai kągi, viso gero.